Labas, noriu padaryti šiandien bendrąjį skaitymą. Įdomu pasižiūrėti, kas kolektyvui šiuo metu yra aktualu. Artėjam prie pilnaties, dar ne visai, bet lapkričio 15 planuoju padaryti skaitymą pilnačiai. Tai dabar įdomu tiesiog pasižiūrėti šiam momentui. Dabar gana dažnai rodausi skaitymuose, nes tiesiog bandau prisijaukinti šitą formatą ir prisijaukinti kamerą. Gana sunku jaustis natūraliai ir atsipalaidavusiai. Tai pasižiūrėkime, kas čia kolektyvui svarbu. Taurių karalienė, 3 monetos. Kantrybės, saikingumas. Kalavijų karalius ir mirtis. Gerai, gal tada dar noriu orakulo kortas, atitinkamai tarų korto pasižiūrėti, kas iškris, apie ką čia eina kalba. Winter solstice, tai čia turime omeny gruodžio 20-23, kai kam gali būti reikšmingos dienos. Vandenio periodas, kažkaip laiko kortos krenta kol kas laiko kortos. Talismanas, veidrodis, pasižiūrėsim, ir vėžlys. Noriu iš tikrųjų pasižiūrėti veidrodžio kortos aprašymą. Tai pasižiūrėsiu, kas čia 68, nes korto aprašymų dar visų nežinau, kortos naujos. Šiaip iš tikrųjų labai rezonuoja su šios dienos korta, kuri buvo atsiskyrėlio korta. Tai yra kvietimas į savirefleksiją, savęs suvokimą, vidinės tiesos paiešką, peržiūrėti savo tam tikras nuostatas ir suvokimus, kokius jūs turit nusistovėjusius. Ar jums jie vis dar tarnauja, ar jau nebetinka šiai dienai. Tie elgesio tam tikri modeliai, kuriuos naudojate metai iš metų, galbūt jau dabar, kažkada jie jums buvo naudingi, padėjo, o dabar klausimas, ar jie šiuo metu jums yra pasitarnaujantis. Korta paskatina būti sąžiningiems patiems su savimi, pažiūrėti savo tiesą į akis ir apkabinti savęs priėmimą. Taip, ir veidrodžio korta iškrito po kalavijų karaliaus, kuris sėdi su kardu širdyje. Ir manau, kad tai yra susijusios kortos, nes kalavijas šiaip atspindi mintį.
minčių srautą ir mes savo mintimis dažnai save žeidžiame. Tiesiog sukame negatyvių minčių ratą, kur atsiduriame aklavietėje ir nemalonioj būsenoj. Tai veidrodis kviečia peržiūrėti, kokias mintis mes sukame galvoje ir tas karalius yra užrištomis akimis ir pats savo įsivaręs kalaviją į širdį, pats savo kenkia. Tai turime nustatyti, kaip mes patys save žeidžiame. Iš tikrųjų, dažniausiai žmogus pats savo yra didžiausias priešas, ar ne? Nes mes daug suvokiame, ką mes darome savo žalingo, bet ir toliau tą darome. Toliau tą darome, nes būna susiformavę tam tikri įpročiai, kurių netaip lengva atsikratyti. Bet jau suvokimas yra labai daug ir pripažinimas, kad turim tam tikrą elgesio modelį, kuris mums nepasitarnauja, o priešingai kenkia, tai jau yra vienas žingsnis link to elgesio keitimo. Kada pripažįstame, tada jau galime bandyti valios pastangomis save įveikti ir nugalėti šitą neigiamą savo elgesį. Taip, dar talismaną galbūt noriu pasižiūrėti. Talismanas iškrito po kantrybės kortą. 82 talismanas. Talismanas reprezentuoja apsaugą, sėkmę ir dvasinę jėgą. Temperance. Žodžiu, talismanas kažkokios kitokios reikšmės neturi, tai yra į apsaugą nurodanti kortą, pasitikėti intuiciją, apkabinti magiškas jėgas veikiančias gyvenime ir pasitikėti ir stebėti, kaip atsiskleidžia likimas ir ateitis. Galbūt tam tikras asmuo yra jūsų talismanas ir kantrybės ir saikingumo korta yra susijusi su tai tarsi angelas, kuris nurodo į tai, kas mus saugo. Tam tikrą apsaugą, kantrybė, saikingumas ir nurodyta debesyse esanti būtybė, kuri taip pat susišaukia su talismano kortą nurodyta reikšmė. Prieš Kalėdas gali būti laikas, kada jūs esat kviečiami pasinerti į savo emocijas, susijungti su savo emocinė dalimi ir išgyventi tą laikotarpį džiugiai, pakiliai, kad pasimėgautumėt, nes korta iškrito po taurių karalienę. Tai yra susijungimas su savo širdimi. 3 monetos iškrito su vandenio korta, tai galbūt sausio 20, vasario 18 kažkam ateis kažkokia partnerystė. Ir apskritai vandenio era yra susijusi su stipriais gyvenimo pasikeitimais, kada galimai keičiasi daugelio darbinė situacija, kai kas išeinate iš kompanijų dirbti ant savęs, galbūt bendri projektai su
kažkokiais kolegomis ir 3 monetos būtent rodo tą tam tikrą partnerystę. Vėžlys yra susijęs su pokyčiu. Vėžlys yra labai lėtas judėjimas į sėkmę, susijęs su sunkiu darbu ir labai lėtas judėjimas. Gerai, pasižiūrėkime daugiau, ką taro kortos apie tai pasakys, nes konkrečiai labiau matau kol kas atskiras žinutes, ne kažkokią bendrą istoriją. Tai pasižiūrėsime. Tai kas kolektyvui šiuo metu yra svarbu? Nors kalbam apie ateitį, tai manau, kad faktas, be abejonės, kad šis momentas yra susijęs su ateitimi, kad mes šiame momente kūrėme savo ateitį. Ir iš šitų kortų manau, kad šiuo atveju vyksta pokytis kolektyve ir kada turime turėti kantrybės, pasitikėti to, kas vyksta, stipriai susijungti su savim, dirbti su savo galva, kad mintys nebūtų veriančios širdį, tvarkytis, valytis, tai, kaip sakant, užsiimti taip vadinamą emocinę higieną ir kantrybės, saikingumas taip pat kalba apie tą balansą, kada reikia ir įsižeminti, ne tik gyventi galvoje. Taip, tai pasižiūrim dar. Tai šie aspektai yra susiję su ateitimi stipriai, kuri artima ateitimi. Gruodis, sausis, vasaris, tai visiškai greitai. Taip, iškrito žvaigždė, kalavijų karalius. Šešios monetos. Skeptrų pažas. Popiežius. Paskutinysis teismas. 2 kalavijai. Gali būti, kad kažkam greitų metu ateis iš toli, gali būti tai susijęs su atstumu, nes iškrito žvaigždė, kuri rodo, kad nuo to žmogaus iki jūsų gali būti tolimas kelias, ateis tam tikra dovana. Bandys galbūt papirkti kažkuo, galbūt kažką pasiūlyti. Ir bet pasiūlymas neturės to tokio stabilaus pagrindo. Tokio pagrindo, kurio galima statyti rūmus ir pilis ar namus, bet pasiūlymas ateis iš labai sustabarėjusio savo mąstyme gyvenančio tam tikrais kanonais žmogaus, galbūt religingo žmogaus,
Galbūt kažkokia bendruomenė jums pasiūlys tam tikrą dovaną, bandys suvilioti, bet yra įspėjimas jums šito nepriimti. Jums šito nepriimti. Gerai, žiūrim tada, kas yra tas popiežius, kuris čia planuoja. Sėkmingas žmogus. Sėkmingas ir tikintis matyti savo pergalę. Žmogus, kuris tiki pergalę, kad jo dovana bus priimta. Pasiūlydamas jums savo draugystės galvoja, kad bus pakabinta ir apribota karma. Gerai, karma jam ar karma jums? Karma jam ar karma jums? 7 kalavijai. Tam, kuris save apgaudinėja. Ir kitą apgaudinėja. Tai, kas buvo praeityje. Vidinės kovos. Monetų karalius. Kalavijų karalienė. Manau, kad šiuo atveju jisai nenori teigiamos karmos jums ir neigiamos karmos savo. Arba atvirkščiai, nežinau, kurio jūs pozicija esat. Galbūt jūs pats save apgaudinėjate ar kažką kitą apgaudinėjate praeitį ar dabar. Čia apie praeitį eina kalba. Tai jūs nenorite savo blogos karmos, o kitam geros. Bandote išvengti tam tikrų pasekmių, nesuprantate, kad buvo padaryta kažkokių neskanių dalykų. Ir, žodžiu, tos dovanos reikia nepriimti. Nes jeigu jūs priimsit, tai jūs negausit savo geros karmos, o tas žmogus blogos. Tiesiog nebus tas variantas, kuris atneš ilgo darbo su savimi rezultatus, nes jūs tarsi priimdamas tą, kad ir menka kažkokią dovaną, galimai nubrauksite tam tikrus rezultatus sunkaus darbo. Ir tos pagrindinės kortos, kurios iškrito, irgi yra taurių karalienė, 3 monetos, kantrybės, saikingumas. Tai yra, kad
Jeigu taurių karalieniai, nebūtinai tai yra moteris, gali būti ir vyras, tiesiog šiuo atveju korta akcentuoja energiją, moterišką energiją, nes yra ir vyrai, kurie veikia labiau per moterišką energiją. Ir tiesiog tai nebūtinai moteris. Ir kortos tos pagrindinės taip pat ir nurodo, kad jeigu pas šitą karalienę ateina kažkoks pasiūlymas bendradarbiauti, tarkim, kontrakto pasiūlymas, tai kantrybė ir saikingumas rodo, kad reiktų atsitraukti ir pamastyti ir leisti tam karaliui, kuris prisidirbo, tiesiog pasiimti tai, ką jisai išsisrėpti savo košę. Šiaip žinutės kartojasi, žinokit, ir jos gali kartotis, ta prasme, ne pirmam skaitime jau eina ta pati informacija, jos gali kartotis tol, kol nebus ta situacija, kurioje jūs turėsite nubrėžti ribas prieš tą žmogų, nepriimti dovanos ar pasakyti ne. Kada tas įvyks ir tuomet energija pasikeis ir kortos turėtų kristi jau kitokios. Nes dabar šiuo metu matau, kad skaitimas iš skaitimo kortos kartojasi iš tikrųjų kažkiek. Ir akcentuojami panašus dalykai, ką reikia padaryti, kad svarbu yra prisižiūrėti savo tiesiog mintis, stebėti save ir laikyti atstumą, ypatingai nuo žmonių, kurie su mumis elgiasi nelabai gražiai ir neskubėti komunikuoti, duoti savo laiko, kad nesureaguotumėt reaktyviai iš tos traumos, bet tiesiog atsakytumėt, būtent atsakytumėt, bet nesureaguotumėt. Atsakymas tai yra tada, kada jūs reaguojate į tam tikrą žmogaus elgesį, žodžius iš dabarties momento. Sąmoningai suvokdami, kas vyksta, įvertindami savo patirtį, apskritai patirtį su tam tikru žmogumi. O reakcija, automatinė reakcija yra tai, kas plaukia iš mūsų patirtų traumų. Tai yra išmokti elgesio modeliai, kurie ne visada juos gerai yra naudoti. Nes anksčiau tam tikroje situacijoje taip sureagavom, paskui kartodami tą elgesio modelį mes jį įskiepijam savo ir tai tampa mūsų dalimi, bet ne į kiekvieną žmogų vienodai reikia reaguoti, nes būna, kad tiesiog mes visai kito žmogaus tam tikrą elgesį, žodžius priėmame kaip to žmogaus, kuris nuskriaudė, nors iš tikrųjų tas nenuskriaudęs mūsų žmogus yra visai kitoks ir neturi tokių kažkokių blogų intencijų mūsų įskaudinti, nuskriausti ar panašiai. Ir tuo požiūriu mūsų ta reaktyvi reakcija nėra teisinga, mes patys savo kenkiame reaguodami iš tos traumos, bet žinoma, čia yra sudėtingas dalykas atpažinti ir bandyti atsakyti, o ne sureaguoti. Bet viskas yra įmanoma treniruojantis ir stebint save. Tai matau, kad žinutės iš tikrųjų yra panašios ir iki gruodžio, iki vasario gali kartotis. Tai linkiu atrakinti tą naujų durų spyną,
kur išmokti elgesio modeliai ir mūsų žalojančios mintys nebetrukdys mums kurti gražesnę ateitį negu buvo praeitis. Linkiu stiprybės ir ramybės ir balanso, kantrybės visame kame, tikrai mums jos dažnai pritrūksta. Norime dažnai, ypatingai šiais laikais, rezultatų norime greitai ir ne visada norime sunkiai dirbti, kad tuos rezultatus gautumėm. Tai linkiu viso ko geriausio ir jeigu artimiausių metų būtų situacija su tokiu žmogum, turėkit galvoje žinutes ir jeigu pasielgsite kitaip, tai bus įdomu pamatyti, kaip energija pasikeitė ir kokios žinutės skris po tos interakcijos. Tai gražaus artimiausio laiko jums ir iki greito.